Vaikai kalba, mes klausomės. Tai labą dieną visiems, kaip jūs jaučiatės, nes ašgi paskutinė, tai man yra labai smagu sužinoti, kaip jūs jaučiatės ir pasakykit dabar, jeigu jūs jaučiatės, kad jūsų nuotaika yra spalvota, ryški, tai tegu rankos jūsų daro tokį judesį. Palaukit. Jeigu jūs jaučiat, kad, aš jaučiuosi ramiai, įsipildęs toks, tai tebūnie rankos ramiai suka ratą, bet galbūt jūs jaučiatės paniūręs, nes lauke tai šviečia saulė, o mes sėdim čia ir patamsis, tai truputį pamasažuoti savo kojas ir atsibūsti. Tai 1, 2, 3, kokia jūsų spalvos nuotaika, ar čia yra laimingų žmonių, daugiausia matau labai ryškiom spalvom šviečiančių, ar jūs norėsite kitais metais iki mokyklinio ūkdymo šitos sekcijos, paplokit! Tegu išgirsta visa Edu komanda. Ir taip, girdėjo Edu komanda, visi išgirdo ir ten kitoj salėje visi girdėjo. O dabar pasakykit, kiek šituose pranešimuose girdėjot vaiko balsą ar vaiko klausimą? Ar girdėjot? Ar buvo taip? Taip. O tas, kas šią savaitę, šiandien trečiadienis, šią savaitę girdėjo nepaprastą kažkokią idėją, gali atsistoti ir sakyti, taip, girdėjau idėją, kuri mane šiandien nustebino. Ar buvo šią savaitę idėja, kuri nustebino? Dar. Ačiū lektoriam, jos jau turi idėjų. Tai iš tikrųjų aš užduodu klausimą, kas yra vaiko balsas. Taip, aš užduodu klausimą savo, ką man tai reiškia sonatai, kaip iki mokyklinio ugdymo gairių bendrautoriai, ką reiškia sonatai vaiko balsas, kaip muzikos mokytojai, kuri dirba su leliukais ir vyresniais vaikais, ką reiškia vaiko balsas man, kaip ugdymo vadoviai Strazdanėlių darželyje. Ką su tuo daryti? Kaip aš jį turiu girdėti? Ką reiškia mūsų ugdymosi programuose vaikas dėmesio centre? Taip, tai aš ir pradedu savęs klausti ir analizuoti. Tai pirmiausia, aš kaip muzikos mokytoja visada turiu planą, ar ne? Nes mums reikia pašokti, padainuoti, muzikos pasiklausyti, kurioj vietoj man išgirsti balsą. Taip, ir man paskutiniu metu patinka truputį nežinoti. Truputį nežinoti, kas manęs laukia. Atrasti erdvės ir laiko pamokoj tokiam nuotykiui. Nes žaisti muziką mes visi žaidžiam. Čia, jeigu yra muzikantų, tai žino puikiausiai, kad mes kitaip neišmoksim muzikuoti, nežaisdami. Taigi, mano žaidimas čia kelių savaičių yra, kaip mes keliausime, ar ne, ar be batų, ar su batais, su kokiais batais. Ir staiga vieną dieną mūsų kelionė prasideda, sako Sonata, mes keliausim su Tomu ir Džerio batais. Aš galiu negirdėti. Bet man visai patinka girdėti. Ir aš išgirstu ir tada mes keliaujam. Tai su Tomo, tai su Džerio batais. Ką daro Tomas, ką daro Džeris. Ir niekas nenukenčia, muzika nenukenčia, mes toliau žaidžiam. Bet aš girdžiu, bet tas vaikas, kuris pasiūlė Tomui ir Džerio batus, jo auga raumenis, pasitikėjimas, jis visas laimingas. Oho, kitą dieną jis su kokiu noru eina pas mane, kad dar pasakyt gal nors kažką kietesnio ir dar įdomesnio. Ir taip uždega visus vaikus dalintis. Ką reiškia balsas man kaip darželio Strazdanėlios ugdymo vadoviai, darželio, kuris įkvėptas Redžio Mili ugdymo filosofijos, kur yra labai svarbus vaiko balsas, ką reiškia mums ugdymo įstaigai girdėti 100 kalbų, matyti, patirti pasaulį per 100 kalbų, ką tai mums reiškia. Tai
sunkus klausimas, sunkus uždaviniai, bet po truputį judinam. Taigi, pas mus ryto ratas pasikeitė į ryto aikštę. Tam, kad ryto aikštėje mes diskutuotume, kalbėtumėmės, dalintumėmės, užduotume klausimus, spręstume kažkokią tai problemą arba pasidžiaugtume. Ir istorija tokia, kai netikėtai mano ryto aikštė tiesiog tai atsitinka klausimas, o kaip jūs šiandien atvykote darželį, ar jūs nepatirite jokių incidentų. Ir tada galvoju, palauk, kodėl aš pasakiau šitą žodį? Nereikia šito žodžio. Bet žodis jau išėjo, galvoju, vaikai pamirš, nieko tokio. Ir tada aš čia kažkaip nuvesiu į kitą klausimą ir mes keliausim toliau. Bet ranka pakyla, nes jau mes turime įdirbį. Ta prasme, jeigu man neaišku, tai paklausti. Ir sako, bet Sonata, tu pasakyk kažkokis tai ten žodis, incidentas, ką čia reiškia, dabar prašom plačiau. Ir tada jau greitai galvoju, kad jau čia nepabėgsiu, reikia čia ir dabar, nes aš galiu pasakyti, kad palaukit, aš čia rytoj pasakysiu atsakymą, mes prie to grįšim, bet galvoju, čia jau pasakiau, nersiu toliau ir atsakau į klausimą, kas yra incidentas. Tai įvykis, nepatogus ir tada vaikai dalinasi, kaip jie keliavo į darželį, tada mes pradedam dar giliau eiti, kaip mes jaučiamės, kaip jautėmės tada, kai ten galbūt tėčiui koja lūžo arba kamštyje stovėjom ir negalėjom atvažiuoti ir panašiai. Ir įsirutulioja vėl ryto aikštėje tema mums, emocijos, nei aš planavau, nei ketinau to daryti, viduj kažkur tai tam buvo tas planas, bet 60 sekundžių. Ir mokytojas sumanumas, taip, ir tada jau po pietų pas mus erdvėje atsiranda senelė, ją pakeičiam, ten kas buvo nukabinam ir kelių dienų bėgiai atsiranda, kaip pavadinsi, emocijų galerija, o gal jausmų senelė, atsakymo, nežinau, ir šiaip neduokit tokiems dalykams pavadinimų, geriau paklauskim vaikų, tegu jie įvardina taip, nes kitą kartą, kaip sakėt, projektas prasideda nuo vaiko žodžio, o kitą kartą, kai nežinai, paklausk vaiko, arba kai nežinai, pažiūrėk, kas jo kišeniai. Ar ne? Tai mūsų netikėtas žodis išėjo į didelį mūsų projektą, nepavadinsi, tai tapo tiesiog gyvenimo dalim, į kurią įsitraukė tėvai. Jų nuotraukų čia nėra, bet kai jie atėjo į susirinkimą, tai jie galėjo pakabinti savo vardus, kaip jie jaučiasi. Aš labai noriu, aš tikiu, kad dar, nes ten yra tokie stebuklingi magnetukai, kurie Ikėjoje pardavinėjami ir jų buvo tiek, kiek yra vaikų, bet tėvams pritrūko tų magnetukų, tai kai jie atveš, tai ir tėvų nuotraukas čia padėsim, kad jie dar labiau įsitrauktų ir keliautų įsitrauktų į mūsų šitą žaidimą. Bet kas iš to, išgirdau balsą, taip, jiems labai patiko, bet girdėti nepakanka, reikia, kad vaiko balsas turėtų poveikį kaip Tomo ir Džerio mano muzikos pamokoj, arba kaip Mantės rugpjūčio 31 ir Vyčio rugpjūčio 31 idėja, kaip švęsti rugsėjo 1, kaip sutikti rugsėjo 1, ką vaikai darom. Ne mano idėja, ne tėvų idėja, ne mokytojų idėja, bet vaikų paklausti ir jie turi idėjų. Sako, važiuojam prie Gedimino pilies. O kodėlgi ne? Ar ne? Tai vienas sunkumas susitarti, pasirašyti, su tėvais susiderinti, su kolektyvu susitarti, ar ne? Bet visa tai įmanoma, jeigu nori. Kas atsitinka?
vaikų gale sužydi, jie labai laimingi, patenkinti, mes viską suspėjam. Mantės buvo idėja, kad jinai nori švęsti ir kažką tai skanaus valgyti, o Vyčio nukeliauti į Gedimino pilį. Tai Mantė savo svajonę išpildo todėl, kad pasirodo jos gimtadienis ir mama jau surašė tas vaišes, ar ne? O Vytis džiūgauja lig šiol, kad jis buvo išgirstas ir kad jis visus vaikus organizavo nukeliauti į Gedimino pilį. Na, aišku, ne visus to darželio, bet tik tuos didžiuosius. Ir kadangi jau tokį pastiprinimą gauna, kas toliau, tai toliau yra pas mus šiurpnaktis, kuris nešvenčiamas. Tiesiog, mes nešvenčiam šiurpnakčio. Kažkaip kitaip, jo nėra. Bet gal galima pabandyti, ar ne? Tai aš gaunu žinutę, kur vaikai. Tiesiog, aš aišku žinau, kad jau ten kalba truputėlį, nes vienos mergaitės tėvai Italijoje gyveno, tėtis italas, ir jie ten šventė šiurpnaktį ir natūraliai užsiveda toks vienas per kitą, reikia mums to šiurpnakčio. Na gerai, galvoju, tebūnie, bet ateinu pas juos ir sakau, mielieji, šiurpnaktis bus, bet mes šiurpnakčio neorganizuosim, jūs norit. Jūsų balsas, važiuojam, darykit jūs. Mes padėsim, mes palydėsim, mes būsim tokie pat dalyviai, kaip ir jūs kartais, kai mes pasiūlom žaidimą. Jūsų žaidimas, jūsų reikalai. Ir šiandien stoviu, kada jau įvyko viskas. Taip, pradžioj susėdom ir viską susirašėm. Iš tikrųjų, mums buvo labai svarbu susirašyti, ką vaikai nori atsinešti į darželį, ką jie iš namų, kokius kostiumus rengsis, kažkokias detalės. Jie patys siūlė, aš tik rašiau, aš sekretorė, aš tik padedu, tik fiksuoju, tam, kad tas lapas nukeliautų pas tėtis ir mamas, kad jie matytų, mes nieko nežinom, mes nieko nepadedam, jų reikalai. Ir tada jų pasiūlymas, o ką mes turim per tą šventę daryti. Aš įsipareigoju paleisti muziką, suorganizuoti diskoteką. Mokytoja sako, gerai, gal kokią siaubų istoriją. Ir tada jau jų tam pasiūlymai, taip. Ir didžiai nuostabai pirmadienį visi su kostiumais atnešė, visą savaitę dalinosi, kaip jie rengsis, atnešė savo visokias detalės ir taip toliau. Žodžiu, šiurpnaktis įvyko. Kai rašiausi, dar iš tikrųjų nežinojau, kaip bus ir kas bus, bet iš tikrųjų tai supratau, kokia didelė galia jiems tai padaryti, nes po to jau buvo viskas įdomu, ką ir pasakau apie ilges, ir apie vėlinas, ir senovinės lovatėses, ir daug dalykų. Ir paklausiau Vyčio, kaip tu jautiesi ir kodėl mokytojams reikia girdėti vaikus. Tai jis sako, kad žinotum, ką tas vaikas galvoja. Ir Vytis net nežinojo, kad Loris Malaguci irgi pasakė, kodėl mokytojams reikia girdėti vaikus. Taip. Ir girdėti tai nėra pasyvus veiksmažodis, girdėti yra aktyvus veiksmas. Taip. Girdėti jo judesį, jo akis, jo piešinį pamatyti. Tai į girdėti balsą eina daug kitų veiksmažodžių. Todėl vaikai kalba įvairiom kalbom, gestų kalba, kūno kalba, emocijų kalba, jas visas išgirsti, dėl to kviečiu jūs, nes maži vaikai gali padaryti didelius sprendimus, o mes, dideli žmonės, dėl mažų vaikų rašydami programas galim pakeisti ugdymo programą, galime pakeisti suplanuotus ugdymo kontekstus, galime pakeisti savo suplanuotą planavimą ir pakeisti sistemą, kuri yra aplink jį. Tai linkiu jums tvirtybės ir dar, kad tokia nuotaika jums išliktų labai ilgai.